ką, sveiki sugrįžę, šiandien net ir vėl E90. Mano gražuolis sulaužė dalykų, bet kartu ir gavo truputuką meilės. Tai labai trumpai, ką šiandien matysim. Sveikas flanšas iš to pačio reduktoriaus ir netoks sveikas flanšas. Svarbiausia nesupėti golio. Tiek ir žinių, istorija labai paprasta. Tariau burnautėlį, lūžo reduktoriaus flanšas. Teko reduktorių keisti tiesiog garaže, realiai tenais ant lauko naktį, nes sulaužiau vėlai penktadienį vakare. Šeštadienį turėjo būti nemenčiniai anksti iš ryto. Teko pasidarbuot ir dabar įsidėjau tą patį reduktorių, su kuriuo ėjau technikinę. Tai, Open reduktorius man nepatinka, atpratau kaip važiuot, nesivaldo. Tai reikia susitvarkyti tą reduktoriaus flanšą, pasikeisti tą, kartu užsakiau poliuretaną. Pagrindinė priežastis, dėl ko atlūžo tas flanšas, tai pagaliau suplėšė reduktoriaus silentus. Ne visus ten gal 2 realiai iš 3, bet čia didžioji dalis skaitykim. Ir kas gavos, burnauto metu reduktorius kreipėsi į šoną, flanšas gavo daug apkrovos, dėl to paprasčiausiai atlūžo. Ir dar prieš viską, kuo labai džiaugiuosi, E9 gavo truputėlį naujų žaislų. Kas gal matėt, kas nematėt, darom dar vieną eventuką, šį kartą Vilniui. Visa renginio informacija bus įdėta aprašyme, taip pat ir nuoroda. Jau greitai bus daugiau informacijos ir, reikėtų patiems neatsilikti nuo vaizdo. Tai spėjau, kad persidažyti aš jos nespėsiu iki renginuko, bet bent jau yra bamperiai, kurie yra į spalvą. Bamperis ir slenkščiai. Pasižiūrim, pasigrožim ir grįžtam čia. Tai jo, iš tikrųjų susidėjo M-kiniai slenkstukai. Susidėjo jie nuo facelifto, nes man iš tikrųjų jie truputuką gražiau atrodo. Tai tokia pūstata lupytė ir M-kinis bamperiukas. Lygiai taip pat facelifto bamperis, bet pagal spalvą. Aišku, čia už tolo matosi, kad yra jis truputį matęs gyvenimo, bet realiai nėra baisiai. Čia aišku baisiausia vieta. Taip išpūstas tas visas plastikas, bet į spalvą. Facelifto, bamperis ir slenkščiai. Nes, kaip žinot, facelifto šitos spalvos neturėjo, tai lygiai tas pats, kas ir su bagažinė. Bagažinę pirkau už 15 eurų, tai čia galima net matyti, ant kiek grublėta, tiesiog lako nedapūsta ar perpūsta, nesigilinu. Bet kai bagažinį spalvą už 15 eurų pasiėmiau, aišku, tas jau seniau buvo, bamperis ir slenkščiai 125 eurai. Sakykit, ką norite, apsimokėjo iš visų galvų. Dar buvau nusipirkęs baltus facelifto slenkščius ir M-kinius, galvojau persidažysiu ir kartu ieškojau bamperio pigiai. Tai bamperį šitą pasiūliau už 8, ir slenkščius, pagriebiau viską. O slenkščius baltus, pirkau už 5, pardaviau už 5. Į pliusą, džiaugiamės. Iš išvaizdos tiek žinių. O dabar keliaujam į garažą, pasižiūrim, kaip ten reikalai ir kiek realiai darbo tenais laukia. Tai turbūt daug neslepiam, einam tiesiai prie reikalo. Nulaužiau, nusukau reduktoriaus flanšą. Tai skirtumas sveikas flanšas iš to pačio reduktoriaus ir netoks sveikas flanšas iš to pačio reduktoriaus. Kaip sugebėti su 2 litrių tokius dalykus pasidaryti, ką? 2 litrių dizelių, kuris traukos net neturi, bet kažkaip vis dar galim laužyti dalykus. Aišku jo, dėl tų silentų pagrindė viskas ir buvo, kai visas reduktorius tabaluojas. Ir kitas flanšas tai viskas okei. Viskas be jokių problemų, viskas laikosi, nei trūkimų nieko nėra. Tai šitą ir naudosim. Dar šiaip naktį iš to kito reduktorius bandžiau persitėt tik tais flanšą, bet dar turėjau biškį problemų ir su varžtu. Aišku, problema nedidelė, viskas pasidarė. Bet čia atsiranda didelis bet. Šita dalis jau buvo išlupta iš pačio reduktoriaus, kai tik tais atlūžo. O čia vaizdas gal truputį liūdnesnis. Aišku, ne iš tos pusės gal rodau vyrintas, bet va čia atsiranda problema.
kad tas flanšas nulūžęs yra viduj ir jį reikia iškrapštyti. Kad jį iškrapštyti, neprofesionaliai telefonų pašviesiu, bet matysis. Tai bandžiau į tą vietą įkišti tiesiog laužtuvą ir jį išspausti, tą lūžusią flanšo dalį, ten gal jisai matosi. Bet realiai nieks nesigauna, buvo dar mintis, kol viskas buvo mašinai, kad per šitą pusę tiesiog išsiimt tą gyvą flanšą ir per šitą pusę iškaltą likusią nulūžusią dalį. Svarbiausias reikalas, kad pamiršau apie tą visą stripelį per vidurį. tą vat stripelį. Tai reiktų teoriškai išsiimt patį tą stripelį. O kad išsiimt stripelį, čia aš kaip suprantu, yra tas stripelis įkalamas, turbūt kitaip ir nebus. Tai kad jį išsikalt trukdo visas tas dantratis. Tai teoriškai reikia ardyti visą reduktorių. Tai va šiandien tą ir bandysim, nes realiai šito reduktoriaus perdavimas 256. Tas, kuris dėtas dabar mašinai, yra 315. Labai užknisa. Autostradose dažnai tenka važinėti, važiuoja aukštom apsukom, su dyzeliu, nėra prasmės. Tai va, bandom išsigelbėti reduktorių. Pasižiūrėsiu videką, kaip tos reduktorius reikia ardyti. Pats dar nei karto nebandžiau, nedariau. Žiūrėsim, kas čia gausis, ar apskritai gausis. Blogiausiu atveju reikės tiesiog kitą reduktorių nusipirkti. Ir kartu susidėsim poliuretaną. Dar vienas reikalas. Esu girdėjęs, kad tas ratų daužimas būna ne tik dėl plyšusių silentų, arba kaip buvo pas mane, kad reduktoriaus silentai paprastai visa važiuoklė poliuretanas. Kadangi reduktorius turi tik tais 3 ausis, realiai 2 priekį ir 1 gale, jam kaip ir trūksta sutvirtinimo, tai vis tiek jį kažkiek gali laužti. Pabandysim pasidaryti ir tą patį sutvirtinimą tiesiai nuo galinio tilto, susivirinsim porą plokštelių ir viskas prisisuks varžtais, tai bet kada būtų galima nusiimti. Ir vėl, nežinau kiek tame tiesos, išsiaiškinsim, pasidarysim, ein rengtis ir ardom reduktorių. Nu ką, mūsų pacientas jau ant operacinio stalo, tai šiandien tikslas būtų išsiardyti, realiai išsiimti visus vidurius. Nebus čia pilnas perrinkimas. Tai nebus čia realiai pilnas perrinkimas, išsiimsiu tik pačią visą šitą, nežinau, apkabą tai pavadint. To viso, žodžiu, priekio net neardysim reduktoriaus. Čia gal išeitų ir atsisukti šitos varžtus, nusimuštą dantratį ir tada būtent tas pinas išsikaltų, bet kartu ir neaišku, kaip čia įdėti seksis, ar tie varžtai išėjai, žodžiu, pasibandysiu išsiimti reduktorių, pasibandysim, pažiūrėsim, kaip čia kas daros. Pasidomėjau, nėra sunku juos ardyti, surinkimas gal biškiai sudėtingesnis, bet labai nesukant galvos, pasidarysim, o tada jau žiūrėsim, kas čia gaunasi iš to. Kimbam darbus. Taip, pirmiausiai. Bet kuriuo atveju reikia išsiimti salnikus, va kaip jie vadinasi. Nes už jų slepiasi saklipsai. Tai bandom paprastuoju būdu, sustatom laužtuvėlį ir gal biškį plaktuko pagalbos paprašysim. Viskas taip paprasta, kaip per YouTube atrodo, aišku. Ja. Kažką aš netaip darau turbūt. Svarbu išsiėmė, ne? Tai truputėlį labiau pastraglinau negu turėjau, bet išsiėmiau. Čia matos, kaip tik atidaužiau į kampuką, tai viskas gerai, guliavietės nepalietėm, bet čia kaip ir nebūtų labai didelio skirtumo. Dar laukia antras. Po to išsivalysim viską, pasidarysim. Vėlgi, darbinė kojytė į vietą. Ir važiuojam. Tikrai tikiu, kad tam yra paprastesnis ir normalesnis būdas, kurio šiam momentu nežinau. Ir tikiu, kad tikrai kažkas komentaruose galės pasakyti, kaip šitą darbą buvo galima pasidaryti normaliau. Bet kol kas varom kaip varom. Kaip varom, kaip nenormalus koks. Koja užsimetęs plaktukų daužo tą reduktorių. Tik čia kažkas nuo to geriau bus. 8 hours later.
Nu va. Negaliu sakyti, kad buvo taip jau paprasta, bet pasidarėm, išsiėmėm, čia žinai. Biškį tepaliuko, bet čia išvalysim, nieko tokio. Nu ir ką, kita užduotis išsiimti tos C-klipsus tam, kad ištrauktų guoliai ir tada bus galima viską išimti lauk. Tai pasidarom tą. O čia paprastai, kad truputėlį prasilaisvint viską, paplaksim tas skylutės. Viskas daugiau mažiau juda ten jau iš karto. Svarbiausia nesupti guolio. Ką, žiūriu, visai čia dalykai juda. Bandom įsistatyti replytės ir viskas kol kas gerai. Op, ir turim pirmą klipsą. Viskas gražiai, dar palyginus lengvai. Teoriškai dabar turėtų išsitraukti visas guolis. Jo, bent jau taip turėtų būti. Bet ar bus viskas taip lengva? Aišku, kad ne. Gal pažiūrėjus videką, viskas atrodo paprasta ir gražu. Kai pabandai, tai supranti, kad gal nereikėjo pačiam lyst. Ta dalis turėtų nusimti vidinę kartu, kas man nelabai gaunasi. Aš manau, kad ta dalis yra presuojama, kas man visai gali patrukdyti. Tai jo, spėčiau, kad ta vidinė guolio dalis yra presuojama. Ir aš jį užskersavęs. Aš jį užskersavęs buvo. Aha, susidurėm su antra problema, kad netelpam per rūdis. Jo, bus daug plovimo, bus daug žaidimo, o dabar reikia nusigramdyti realiai visas tas rūdelės. Nu ką, labai per daug Nepersistengiant prasivaliau. Aš manyčiau, kad teoriškai čia jau turėtų ir pratilpt. Jau beveik, prašau. Pagavau. Tai va, išsiėmė guoliukas. Čia pusių realiai neišeis supainiot, viskas aiškiai kaip kas dedasi. Tai guolį visą išsiplausiu nuo visų šiukšlių, nes tikrai daug pribirėjo. Svarbu irgi nesumaišyti, kuris guolis eina į kurią pusę, ta prasme kairė dešinė, tai viską susidėsiu taip, kaip reduktorius tiesiog yra, kad priekis ten, dešinys guolis bus čia, kairys man bus tenais. Ir kas belieka, tą patį pasidaryti su kitos pusės guoliu. Šitos pusės tas reduktorius nenori taip jau labai laikytis. Bet nėra nieko, ko neišspręstų plaktukas. Lygiai taip pat šitos klipsus biškį pralaisvinam. Viskas iš karto sukiojasi, matau, kad juda. Tai pabandom jį irgi išsiimt. Kaip aš bijau, kad jisai iššaus kažkur gerai. Viskas, turim ir antrą klipsą. Čia lygiai taip pat apsieinu atsuktuvėliu viską, per daug nebraižant vietos, kur statosi tas salnikėlis. Salnikas giliau net negu aš braižau, tai čia viskas dar bus gerai. Šiaip jeigu kažkas žiūri, kas normaliai moka persirinkinėti tuos reduktorius ir tuo užsiema, parašykit, kiek daug kritinių klaidų aš pridariau ir kaip greitai šitas reduktorius man subirės vėl. Ne vėl. Man ir pačiam įdomu iš tikrųjų išsiaiškinti, bet kaip pirmą kartą darant, per daug nesidomėjus. Ant tų žodžių. Bet dar nieko nesulaužiau, viskas dar gerai. Galimai šiukšlių pagavo ir dėl to dabar nebejuda. Šito nedėsim gal. Bet taip švelniai taukšt ir guoliukas išsiėmė. Vėl nepainiam pusių, šitą iškirės, ten ir dedam. Nu ką, dabar įdomiausia dalis. Išsiimt visą šitą reikalą. Čia tiek žinau. Neturėtų būti per daug sudėtinga. Ir aš realiai išsiėmiau. Visai čia neblogai sekasi kol kas bent jau. Ir čia yra tos vidinės guliavietės, apie kurią šnekėjau, kad jas man neišsiėmė. Tai
Jas ir paliksim ramybėj, manau. Korpusėlį dedam į šoną. Dabar reikia nusimti visą šitą pagrindinį dantratį. Tai tiesiog keli varščiukai. Bzik, 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 bzik. Ir nuimta. Tai ką, čia turim 19 varščiukus. Dedame smūginį ir žiūrim, kas čia gausis. Nu ką, varščiukai out. Viską išsiemam. Vis gal truputuką pasidėsiu kartoną, kad būtų minkščiau. Taip pagalvojau, kad gal visai logiška būtų tai daryti. Aišku, per vėlai. Bet gal dar ne visai. Ir dabar vienintelė užduotis tai yra nusimušti tą dantratį. Ką žinau, kad tiesiog reikėtų daryti plaktuku. Daug persistengiant. Viskas. Kažkaip kol kas sekasi paprasčiau, negu netgi įsivaizdavau. Dantratis nuimtas. Nešam gražiai pasidėti. Ir ką mes turim čia? Dabar reikia išsimušti šitą piną. Tas darosi, kiek žinau, iš tos pusės, kur yra toks kaip įdubimas jam. Ir čia, kiek žinau, vėlgi per daug mąstymo nereikia. Tai pasiėmam truputį stambesnį dalyką, kad ten įsistatytų. Įmam tokį normalesnį plaktuką. Ir darom tą aukštą. Ir man atrodo, kad net nesugadinau C-klipso. To sužinosim, bet šiaip čia yra viduj, tenais, kiek čia matos, yra toksai C-klipsas, kurio reikia pasistengti nesulaužyti. Ir man atrodo, išimant, kol kas jis sveikas. Tai dar judam gerą linkme. Ir tą peną. Norėjau sakyti, kad labai lengvai išsikėlė. Bet jau pasidarė nebe taip lengva. Bet va, prašau, pinas išsiėmė, C-klipsas nelūžo. Vėlgi, einu pasidėti. Ir dabar liko tik tais išsikalt tą vieną flanšą. Nu ką, pinas išimtas, tai liko paskutinė užduotėlė, tai išsimušti patį tą lūžusį šlicą. Biški baisu jį tiesiog iškalinėti, nes nežinau, kiek ten blogai yra patiem šlicam, ar jie nusupti ar ne. Bet, nu, teoriškai blogiau čia nebus. O jeigu ką, dabar taip galvoju. Nusiėmė tas visas dantratis, galima perdėti ir tą dantratį, jeigu jisai skiriasi, ir naudoti tam kitam reduktoriui, kuris dabar yra mašinai, kuris openas. Tai tik užsivirinti, aišku, reikia. Tai teoriškai, jei kas, vis tiek turėčiau tą pačią perdavimo reduktorių tam pačiam korpuse. Tai gal kaip ir sueina dalykai. Bet žodžiu, bandom, gal išsikals, gal kažkaip, žiūrim, kas čia išeis. Vėlgi, ką noriu paminėti, tai nežinau, ar čia tikrai yra tas būdas, kuriuo reikėtų visą šitą darbą daryti, bet aš darau taip. Kažkas tikrai gali protingiau, bet aš nerodau, kaip reikėtų. Vėlgi. Ir ką mes turim? Mes turim, kad jis visai nejuda. Nu, kažkiek pajudėjo. Jo, meluoju, kažkiek pajudėjo. Nu, jeigu biškį juda, reiškia, reikia stipriau jobit. Nu, jūs pažiūrėkit. Reikaliukai gerėja. Dabar jį kažkaip reikėtų įsiremti kažkur. O ten šlicai atrodo, kad visai gyvi dar viduj. Nežinau, kiek šių matysis, bet... Ne, ten šlicai atrodo visai dar pakankamai gyvi. Išsimsim pilnai ir tada pasižiūrėsim. Dabar taip pagalvojau, kad įsidėsiu visą dantratį į spaustuvą. Pasiėmu skuduriuką, kad biškį sušvelnint, kad nekirs per visą, nežinau, tą korpusą. Ai, tik čia padės. Teoriškai jis įtelpa. Kuo puikiausiai. Ir tikėsim, kad tai kažkuo padeda. Nu ką, varom toliau. Nu, pirštai kaip visada nukentėjo. Bet matau galiuką. Nu, manyčiau, žiūrint į šitą, nebekyla klausimų, kodėl jis man taip sunkiai išsiėmė. Aišku, matos, kad iki šitos vietos, kur yra įrėžta, tai iki čia jisai įsistato į reduktorių. Tai realiai ta visa vieta buvo tiesi, tik tiek, kad atskelta, atitraukta, visas šitas kartu ir nusuktas. Šiaip pakankamai galingai, nes jisai ne tik, kad čia taip išlaužtas, bet dar čia eina skilimas, vos ne per visą ilgį. Čia kažkur dar irgi skilės ten iš vidaus matosi. Nu, čia pasistengė 2 litriukas.
tikrai nesitikėjau, kad taip gali. Dabar aišku, svarbiausia vieta tai patys šlicai čia, o viduj šlicai iš tikrųjų atrodo tiesus. Kiek čia matysis to viso reikalo? Jo, patys šlicai atrodo tiesus. Viskas kaip ir gražu. Tai dabar tai galvoju, reikia viską išsiplaut. Ir kol kas problemėlė, kad turiu tik tais vieną tą flanšą, tos gerosios pusės, kuri nebuvo lūžus, tai iš tos. O anos pusės flanšo kol kas neturiu atsarginio, nes jis yra, realiai juos turiu tik tai nuo pačių reduktorių, tai nuo to reduktoriaus, kuris dabar yra mašinoje, dėsis pats flanšas. Ir tik tais tada bus viskas galutinai aišku, bet šiaip čia turėtų, manau, kad viskas bus gerai. Netgi iš vidaus nematau, kad čia būtų daugiau kažkokios žalos, viskas tiesų gražu, nusiplaunu. Šiaip pabandysiu statyti tą gyvą flanšą ir pažiūrėsim, kaip jisai čia dedas. Jeigu viskas gražiai įsideda be problemų, tai jokių problemų reiškia ir negali būti. Na ir ką, prašom, viskas guli švaru, gražu ir išplauta ir bus galima pradėti susirinkinėti. Dar aišku pasimatuosiu šitą, kaip jis tenais gyvena. Irgi surinkant tai viską reikės tuo reduktoriaus tepalų susipilti tos pačius guolius, kad nebūtų jie ten sausai iš karto dantračius. Viską realiai tiesiog, kad nevarytų ant sauso. Taip jau gavos, kad nepafilmavau, bet pabandžiau šitą gerai flanšą įsistatyti tą blogąją pusę. Viskas gražiai įsistatė, gražiai išsijėmė. Ant to klipso, aišku, užsifiksavo, tai biškį taukštelt reikėjo. Bet šiaip be problemų, tai turėtų, manau, kad viskas būtų gerai, nebent čia visas mano šitas darbas ties kažkurie vietai yra labai tragiškas. Ką turbūt sužinosim tik iš jūsų komentarų arba susidėję į mašiną. Čia dar žiūriu varžtukai irgi su sriegio klijais. Reiks nepamiršti irgi sustepti juos, reikia išsiaiškinti, kiek sukasi niutonais. Kažkur kažkaip, arba tiesiog padarysim porą agadaga ir bus viskas gerai. Aišku, svarbu, kad prisitrauktų, kad viskas būtų normaliai. Truputį gal pasieškau informacijos, kaip kas susideda. Aišku, eiliškumą viską atsimenu, bet gal kažkokių niuansų yra. Stopinų dar reikia išsiaiškinti, kaip tą žieduką ten gražiai įsistatyti, kad jo neišlauž, bet jeigu ir išlaušim, galima kitaip ten sužaisti sprendimų, žodžiu, ir porą minutėlių ir renkam viską atgal. Ką, atėjo laikas viską susirinkti. Tai pasižiūrėjau, surinkimas realiai lygiai toks pat, kaip ir išrinkom. Pasistatau čia tuos krumpliaračius tiesiai, C-klipsas anam gale. Čia. Tai iš šitos pusės reikia mums įsistatyti pirštuką. Pirštuką mes susitepsim, ten geriau lystų. Sakykim, paprastų tepaliukų, bet svarbu, kad jam kažkas padėtų. Vis dar nežinau, ar aš čia gerai kažką darau ar ne, bet bandom. Aišku, čia buvo reikalų jį truputėlį ir ištraukti. Kaip šauniai. Tai dabar būtent tas C-klipsas mum ir trukdo. Taip, žiūrėjau videką, tiesiog paėmė bats plaktukų ir įdėjo, tai bandom tą patį, žiūrim, kas iš to gaunasi. Žodžiu, tik išsijungiau kamerą, padariau smarkiau taukštį ir viskas atsistojo į savo vietas. Kas čia ir beliko. Dar klipsas ten viduj, viskas gražiai, nieks neišsidraskė. Dabar reikia užsidėti tą mūsų dantratuką. Ir truputį pasidomėjau, kiek čia jį prisukinėti reikia. Tai reikalas palyginus visai paprastas. Čia jį taip gražiai, kiek įmanoma, prisispaudžiam. Pasiimam mėlynų klijų ir truputuką sriegius paklijuojam. Ir galima viską susukinėti. Čia jeigu gerai pasidomėjau, tai turėtų suktis 140 N. Tikiuosi neklystų, labai tikrinus faktus. Tai sugalvojau, tiesiog įsirėmiau į spaustuvą, niekur nekliba, bet irgi smarkiai nespaudžiau iš tikrųjų. Skuduriuką įsistačiau, kad nebraižytų ten, neperspaustų nieko. Ir dabar paprasčiausiai 100 km N. Važiuojam. Volia, viskas sudėta, viskas vietose. Ir dabar, aišku, paskutinis žingsnis viską susidėti patį korpusą. Taip, svarbu nepamiršti, kaip kas buvo. Kaip aš čia ką išėmiau. Dabar galvoju tikrai taip, ne? Tai kaip aš išėmiau. Kažkaip paprasčiau atrodė visas tas. Tai tikrai taip, na taip, ko jis man neįsideda. Ir kodėl išsiėmė labai paprastai, bet įdėti jau tragedija darosi. Svarbu dar tų guoliavečių nesuvaryt. Bet mes jų ir nesuvarysim. Perfection.
Dabar tik reikia įsistatyti guoliukus, išsidėti klipsus ir bus viskas. Bus pirmas reduktor rebuildas. Nežinau, kiek sėkmingas, bet kol kas manau, kad viskas visai neblogai einasi. Loriškai dabar galima C-klipsą įstatyti vietą. Šiaip dar visai įdomus faktas, kad labai reikia šitų C-klipsų nesupainiot, nes čia ant jo yra, nežinau ar matos, parašyta 3,90. Čia pasirodo yra jo storis. Matuojant gal labai gal nesimato, bet čia labai netoli 4 mm. Čia būtent yra dešinys, o ant kairio lygiai taip pat yra parašyta 3,66 ir jį netgi su slankmačiu matuojant matosi labai aiškus skirtumas. Aišku, GoPro gal tiek nefokusuoja, bet idėją suprato. Nepainėjom šitų, pasirodo yra didelis skirtumas. Tai va, gerai, kad viskas susidėliojau į vietas ir dabar paprasčiausiai reikia, kad neiššautų klipsas ir jį taip gražiai Ople. Ir viskas savo vietas. Puiku tiesiog. Jo, visai naudingai. Kaip ir sakiau, nėra problemų, kur neišspręstų plauktukas. Čia viskas gražiai sukasi. Įmam kitą guolį. Šitas vietas bei irgi prasivaliau. Čia viskas faktiškai tiesiog įkrenta į savo vietas. Puikiai. Jo, bet čia realiai nereikia nieko nei kalt, nei daužyti. Viskas gražiai įkrenta į savo vietas. Ir viskas, kas lieka, tai įsidėti C-klipsą, kuris gal ne visai nori įkristi vietą. Tai iš tikrųjų reikės truputį jį paskatinti. Labai švelniai šiaip čia buvo. Ir lieka selnikiukai nauji. Pasiėmiau Corteco tos selnikiukus. Norėjau L-ringo nebuvo, tai tenka naudoti tą, ką turim. Ir matau, kad jis jau atsistojo ten, kur ir turi būt. Tai lieka, šitoj pusėj galima flanšą iš karto įsidėti. Vėl visus stebiu tepaliukų. Viskas turėtų gražiai tiesiog įkristi vietas. Na va ir viskas, selnikiukas irgi vietoje. Tai kaip ir sakiau, šitas flanšas dėsis vėliau. Tai reikia dabar sustepti viską tepaliukais. Užsidėti dangtelį ir bus galima dėti mašiną. Visai čia gavos tas rebuildas, ne? Nu ką, sekanti diena, aš turbūt biškį daugiau juodas negu turėčiau būt, bet ką tai reiškia? Tai viena, vyksta darbai, tai nepamenu, kur iš tikrųjų palikau praeitą kartą filmuodamas vakar realiai, bet reduktorius jau guli paruoštas, liko įsimest tik tai flanšą ir su juo viskas baigta. Tada E9 jau ant keltuvo, tenais guli išptas senas tas reduktorius, iš kurio pasiimsiu flanšą ir čia truputis įrankių ir kam jie buvo? Ogi susidėjo poliuretanas į vietoj reduktoriaus silentų. Čia va galima matyti, šitas yra pagrindinis tas silentas, kuris išplyšęs labiausiai. Čia laužtuvų vos pajudinus, tai čia kiaurai vos neeina jisai tas plyšimas, trukimas. Tai va pagrindinė priežastėlė, dėl ko lūžo reduktoriaus flanšas. Šitie dar kaip ir gyvesni buvo, bet vis tiek jau tokie matė gyvenimo. Dar toks įdomesnis atvejis. Nevaikiškai nusisvilinau pirštą, nes tą didįjį silentą išsipresavau su juo viskas kaip ir normaliai, bet tuos mažiukus bandžiau kaitint, galvojau, bus greičiau ir paprasčiau. Gavosi žymiai skausmingiau, bet greičiau. Kadangi turim kameras, kurios veikia, pridėsiu klipsą video gale, pačio piršto nerodysiu, trūksta odos, baisu, šlykšta, negražu, bet bus iš ko pasijuokti, nes ten visai juokingai gavus tas momentas. O ką, šitą video turbūt paliksiu čia. Pagalvojau, kad reduktoriaus tvirtinimu kol kas nesidarysiu, pirmiausiai pasižiūrėsiu, kaip viskas gyvena vien su poliuretanu. Jeigu reikės tų sutvirtinimų, tada pasidarysim ir juos. Duodu galutinį pažadą, kad sekančiam šito E9 video jau dėsim rankinį, kas greičiausiai bus už kokių dar 3-4 video kitom temom ir važiuosim prasitestuoti kažkur. Laukit, pildysim pažadus. O dabar ką? Jeigu dar mūsų neprenumeruojat, paspauskit prenumeruot, uždėkit laiką, parašykit tą blogą komentarą, parašykit, ką ne taip padariau. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio. Pizza.